Dėmesio brangieji. Kovo 21-23 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyks vėl paroda Sveikatos dienos. Šioje parodoje, kaip visada, aš skaitau paskaitas. Taigi, kovo 22 dieną, 13 val. Vyks paskaita Tikroji sveikatos esmė. Sveikata be vaistų kasdien. Žinoma, kad daugelis žmonių savo sveikatos pagrindus stato vaistus. Ir jeigu kažkas išėjo iš normos organizme, tai pirmas dalykas vaistai. Ir po to žmogus vėl gyvena lygiai taip pat. Nesuvokdamas, kad jeigu gyvensi lygiai taip pat, lygiai taip pat bus ir pasiekmės. Ir nieko nekeisdamas žmogus vėl ir vėl prieina prie to, kad būtina vėl jam naudoti vaistus. Taigi, ar įmanoma sveikata be vaistų? Ir ne kartais, o nuolatos, kasdien. Brangieji, tie, kas tikrai galvojat, ketinat aplankyti šitą parodą ir ypatingai tie, kas ketinat dalyvauti šioje paskaitoje, kuri bus nemokama, jūs galit užsisakyti kvietimus. Bilietas į parodą kainuoja 6 eurus. Tie, kas tikrai iš anksto planuojat dalyvauti, galit užsisakyti kvietimus. Kvietimus galima užsisakyti parašius man laišką adresu robertas@gyvenimorytas.lt. Adresas yra viršui, antraštėje. Taigi, ko prašau? Prašau, kad tuščiai neužsisakinėtumėt kvietimų, nes, jeigu tuščiai užsisakinėsim, organizatoriai kitą kartą neduos mums tų kvietimų. Todėl tik tie tikrai, kas galvojat dalyvauti, galit užsisakyti kvietimus. Jeigu turit taip pat savo rate žmonių, kurie tikrai nuoširdžiai nori dalyvauti, užsisakykit kvietimų tiek, kiek iš tikrųjų bus jų panaudota realiai. Taigi, kvietimus galima užsisakyti šiandien iki vakaro. Tai reiškia, kad aš lauksiu jūsų laiškų adresu robertas@gyvenimorytas.lt iki šio vakaro. Rytoj ryte aš pateiksiu paraišką organizatoriams dėl nemokamų kvietimų. Tai laukiu jūsų laiškų ir nuoširdžiai kviečiu sudalyvauti paskaitoje Tikroji sveikatos esmė. Sveikata be vaistų kasdien. Kovo 22 dieną, šeštadienį, 13 val. Žalgirio arenoje. Iki pasimatymų, brangieji.